Prezidentas dabar čia nieko padaryti negali šitoj vietoje, ar ne? Čia klausimas yra įstatymuose. Aš asmeniškai, gerai, gal aš nesveikas, bet aš ne už lošimus. Ir vienu aspektu, TSRS laikais vienu metu pirkau loterijos bilietus. Nusiperki vis, lauki. Tas laukimas smagiausia. Lauki ir galvoji, o jeigu išlošiu, o kur aš dėsiu tos pinigus? Planuoji, taip smagu tą periodą, ar ne? Paskui neišloši, vėl nusiperki. Bet smagu planuoti. O paskui, tai kiek čia gali tęstis, paskui nusprendžiau, aš nenoriu neuždirbtų pinigų. Tiesiog tokią formuluotę savo pasakiau. Aš nenoriu iš dangaus nukritusių atsitiktinai gautų pinigų. Aš noriu tik tai uždirbtų pinigų. Bet čia padarykim dabar ekskursiją ir tai iš šoną. Lošimas kaip, čia kaip liga gali būti. Čia kaip narkotikai. Eduardai, labai atsiprašysiu. Kitas klausimas yra, Eduardai, kaip manote, reiktų uždrausti lažybų reklamas ir visas kazino vietas ir panašiai. Tai jūs tos pačiu atsakysit dar ir į šitą klausimą. Aš jų turbūt kazino gal ir panašiai uždrausti galutinai, tai pogrindinojais, ar ne? Čia uždrausti galbūt ir visiškai negalima, bet reklamas totaliai uždrausti. Čia kaip cigarečių reklamas, kaip alkoholio reklamas, taip ir lošimo reklamas. Tada tokiu atveju, kaip senasis Landsbergis ten savo toj kalboj, kad 25% žmonių išmirtų, gal ir geriau žemeliai būtų. Kaip jisai ten pasakė, kad kaip ta marihuana, kad gal ir netoks jau blogas reikalas, aš uždrausčiau. Tegul kas, kai yra stimulas, sako, gal čia, gal pabandyk ir panašiai, tai netyčia. Dalis žmonių taip ir susigundo, iš neturėjimo ką veikti. Ir nėra ką veikti, pamatėm, užėjom. Tai aš tą netyčios šansą sumažinčiau. Būčiau griežtas toj vietoj.